galiu Donatai vieną sakinį. Ne tik, kad tai išmetami būtų šiukšlyną, bet pagal įstatymą proporcingai tuos balsus, kurių nesurinko, pasidalina partijos daugiausiai gavę. Tai mes, klausykit, tuos atiduodam konservatoriam tuos balsus. Ir čia nereikia būti naiviam, čia aš netikiu, kad tik ambicija žmogaus. Nejaugi jie taip negali susitart. Man atrodo, mulkinami žmonės, tos partijos valdomos spec tarnybų, nes tai yra naudingiausiai konservatoriai ir valdančiai ir socdemam, tie, kurios stipriausios partijos. Mes viską darom, kad tos liekanos atitiktų, vienu žodžiu, konservatoriams ir socdemams. Ir specialiai tos partijos skaldomos, specialiai opozicinės partijos kūrėsi naujai vis, kad tik tais, kai sako, išliktų valdžioje dabartinės partijos. Tai taškas. Aš įsitikinęs 100%. Ir tai, kodėl taip daro? Gal finansus kokius gavo, gal kokių kitokių problemų tie lyderiai turi, gal žada bylą iškeltą, ne, jeigu jūs nekursit tos partijos, gal bylą iškelčio ar panašiai. Nieko mes nežinom šitų užkulisinių susitarimų. Bet tai yra akivaizdu, jeigu mes, mielieji, negalim apsijungti, tai ką mes galim Lietuvai padaryti? Tik vienybė jėga. Ką nedariau, šiokit, pusę laiko vietoj to, kad agituotume, užsimtume agitaciją, užsijėmėm nuolatinių kalbinimų, kad vienykimės, jungkimės, eikim kartu ir viskas beržiai. Ačiū, Petrai. Tai aš norėčiau gerbiamą Naglių paklausti, užsiminė Petras, kad atsisakėt kandidatuoti, tai jūsų konkrečiai iš pirmų lūpų, kodėl toks priimtas sprendimas? Tai aš partijos kareivis, tai ką Petras pasakoja, galiu kiekvieną žodį paliudyti, nes kartu visą laiką tai darėm. Ir skirtingai negu kitų partijų lyderiai, Petras visą laiką sako, aš nebūsiu pirmas, nebūsiu pirmininkas, svarbu, kad susijungtų partijos. Tai mūsų toks sprendimas dėl prezidento rinkimų buvo lygiai toks pats, kad mes tikrai nekelsim tam, kad partijos mažosios opozicinės iškeltų vieną kandidatą ir nebebūtų mažosiamis. O dėl tos liekanos, tai 2020 metų Seimo rinkimuose už borto liko 22,5% daugiamandatį balsavusių rinkėjų. Ir jeigu būtų nors 2-3 partijos susijungusios šitam segmente ir būtų patekusios į Seimą, konservatoriai būtų opozicijai. Bet va, kaip Petras ir sako, tos liekanos persiskirstė, jų didžioji dauguma atiteko konservatoriam ir tokiu būdu jie gavo persvaras, plus vienmandatininkai ir gavosi visai nedidelė, tiesą pasakius, ta persvara. Ir man amžinatilis ir Kirkilas yra sakęs, kad jie su Bernatonė ėjo pas Skvernelį ir sakė, apjunk mus visus, apjunk regionų partiją, tuo metu jinai kitaip vadinosi, apjunk Lenkų rinkimų akciją, apjunk Centro partiją, dabartinė Tautos ir Teisingumo. Padarom vieną frontą, einam į rinkimus ir jeigu tai būtų buvę, jeigu Karbauskis būtų su to sutikęs, tai dabar valdžioje būtų ne Šimonytė. Tai čia iš tikrųjų tik tai yra va, tas begalinis nuolatinis skaldymasis ir jisai kartojasi dabar Europarlamento rinkimuose. Ir panašu, kad jisai kartosi Seimo rinkimam ir tikrai manau, kad jeigu Europarlamento rinkimuose bus taip, kad 5 partijos surenka po 1%, dar 5 po 2, tai gal daugiau partijų ir nesteigs, bet jeigu paaiškės, kad kažkas priartėjo prie 3 ar 4% barjero iš to pozicinių, tai steigs konservatoriai su Roko Masiulio energetikų klanu, dar 5 įsteigs. Ir 24 metų Seimo rinkimuose, dabar jau rekordas, dabar jau 16 partijų dalyvauja Europarlamento rinkimuose. Absoliutus visų laikų rekordas. Tai matyti, Seimo rinkimuose bus 25. Be abejo. Žilvinas, mačiau spirga, prašom, Žilvinai. Matot, kolegas, kalbam apie vienybę. Tų vienytojų yra labai daug, gelbėtojų, visokiausių. Vienytis apie ką, apie stulpą, pas mergas nueit ar šnapsą išgert. Vienytis reikia apie idėją. O idėjos kaip tokios niekas praktiškai neturi. Kokia idėja dabar yra tie 8 kandidatai į prezidentus? Visi, reiškia, 7 praktiškai yra tas pats. Jokios skirtumo ten nematau. Su mažais, reiškia, niuansais. Pagrindiniais, reiškia, strateginiais klausimais yra, reiškia, vienas ir tas pats. Vienintelis Vaitkus, kuris skiriasi, reiškia. Jisai ten inteligentas, aš aplamai inteligentus, reiškia, žiūrėjau labai skeptiškai, tai yra bailiai, reiškia, savanaudžiai, šiaip ir parazitai, aš juos vadinu, reiškia, kurie dabar yra. Išskyrus, reiškia, Vaitkų. Dabar pirmasis, reiškia, dar keletą žmonių, kurie, reiškia, nesireiškia.
Kaip Kudirka yra pasakęs, reiškia, iš ko pažinti lietuvį inteligentą, iš virkmančių kinkų. Tai va tokia dėja, reiškia, yra realybė. Tai va, norint, reiškia, ką suvieninti, reikia turėti ideologiją. O ideologija turi būti, reiškia, ne kažkokiuose, reiškia, taktinėse dalykuose. Ten LGBT, reiškia, ar dar kažkokias ištraukta vienas puslapis iš knygos, bet turi būti, reiškia, visuma, reiškia. Turi būti, reiškia, vaizdas, kokią mes turim matyti, reiškia, naują, reiškia, tą valstybę, kurią turėsim sukurti, atgauti nepriklausomybę ir pradėti kurti naują nepriklausomą, neutralią, socialiai orientuotą Lietuvą. Tai apie tai. Bet dabar, kai aš matau iš jūsų, reiškia, Petrai, reiškia, arba Vatnaglis, jūs norit, reiškia, tik tai restauruoti, reiškia, Europos Sąjungoje pasilikti, reiškia, šiek tiek, reiškia, spigliuotą vėlą, tą, reiškia, seribrenkę, tą, reiškia, ar reiškia, aliuminės, tą putrą pradažyti, reiškia, ar barakus parestauruoti. Reikia išvis šluot konclagerį ir statyti nepriklausomą, reiškia, sakau, Lietuvą. Kaip tai padaryti, reiškia, irgi yra būdų. O va, kas susivienyti, va, reikia pradėti kalbėtis, reiškia. Tu kalbu, palaukit, aš pabaigsiu, dabaigsiu. Tuoj, Petrai, tik pabaigs. Suprantat, Petrai, reikia va sėstis ir kalbėtis, reiškia. Jūs tada savo, reiškia, turit programą pateikti, reiškia. Mes pateikėm savo, reiškia, ir tada turi, reiškia, darbinė, reiškia, turi būti, reiškia, darbiniai pokalbiai. Ir ten turim įsiaiškinti. Bet dabar, jeigu jūs sakot, kad, reiškia, NATO tai yra gerai, reiškia, kaip ta tarybinė armija tai yra išvaduotojai, kalti NKVDistai ir komunistų partija. Tai va tokiam lygmenį, nu tai čia, reiškia, nu tai ką tai reiškia, tai jūs čia vaikų darželio, reiškia, lygiai esat. Arba, reiškia, jūs vieną kalbą, o Seime balsuojat kaip ir visi kiti. Nu tai apie ką vėl reikia kalbėti. Tai vat, arba jūs esat, reiškia, iš tikrųjų patriotai, reiškia, o jeigu patriotai, tai sakau, sėdam ir kalbamės. Kokia turi būti Lietuva, kokia nauja santvarka, ar jums tinka, reiškia, ar... Sėdėti galite jūs sėdėti, aš dabar sėdėjau 2 kartus po pusę metų kalėjime, reiškia, už tai, kur jau, reiškia, Lietuvos kariuomenė. O ką kariuomenė dabar daro? Afganistane kariauja už Lietuvos, reiškia, idealus. Ar dabar nori, reiškia, važiuoti, reiškia, į Ukrainą, galvas padėti. Kai jie dabar turi savo tikslus, reiškia, už ką kariausim? Už Lietuvos nepriklausomybę ir už tų vagių, kurie, reiškia, eilę metų, 30 daugiau metų mūsų apvaginėja, plėšia, reiškia, ir dabar nori mus kaip mėsą ten įkišti. Tai gal jais gali atsikratykim, 0,8% parazitų, kurie va ten yra. Atsikratys svetimais bankais, atsikratys svetimom užsienio organizacijom. Vat apie ką reikia kalbėti. Ten yra parazitai, o ne ieškoti priešų tarpusavį. Petrai, mes abu, reiškia, kovojame. Žiūrėk, aš tau atsakysiu. Kiek gaus balsų, kiek gavai balsų, kiek kartų kandidatavai. Ir ką čia šnekėt, tik vienas geras esi, tik Vaitkus geras esi, bet už tai ir esam 10 partijų. Teisingai. Tai yra tik vienas geras žmogus. O visas laikas tik vienas geras. Aš, pavyzdžiui, taip, matau labai daug gero Vaitkuje, Eduarde, su daugeliu jo pozicijų sutinku, bet su viena tikrai nesutinku, kad Ukraina turi pasiduoti Putinui. Nesutinku. Aš už taiką ir tu už taiką, bet ne Ukrainos sąskaita už taiką, o, pavyzdžiui, Vaitkus už taiką, demagogiją. Kokią taiką? Kieno sąskaita, Eduardai, pasakyk, už taiką? Be NATO, tai mes tada vėl nemeluokim tautai. Jeigu mes ne NATO, tai rinkime Sovietų Putino Rusiją. Ar geriau Rusijos Putino? Diskutuokim. Bet neišliks vieta, kai dar šalia Kaliningradas, kitoj pusėje už 60 km Baltarusija, ir stovi beveik Rusijos, ten kariuomenė ir konservatoriai įkišo Lukašenką į Putino glėbį. Tai ką mes čia šnekam nesąmonės, kad mes atsilaikysim šitą špingaletą, šitą utėlę prieš Rusiją? Tai jeigu mūsų būtų pasirinkimas politinis Rusija, tai kalbėkim. Eduardai, aš už tai, kad ne Sovietų, ne NATO blokui priklausytume, Rusijos blokui priklausytume. Tai būtų sąžininga. O dabar meluot, kad aš už taiką, aš irgi už taiką, raskit nors vieną žmogų, kuris nebūtų už taiką. Visi už taiką, bet kieno sąskaita už taiką. Ir va tos demagogijos tokios pigios nereikia. Ir va tie žmonės, kurie apsimeta ypatingai jie antisisteminiai, jeigu pažiūri, kokiai sistemai dirbo tas pats Eduardas Vaitkus. Kas buvo premjeras ir kokia valdančioji dauguma buvo, kai jis buvo sveikatos ministras patarėjas. Ar ne socdemų premjeras. Tai ką čia aiškinti? Nereikia pirmiausiai rodyti kitus pirštus. Man atrodo, kad realiausias kandidatas, su kuriuo dirbau, buvo Krikščionių demokratų partijoje,
kuris turi realiausius šansus Ignas Vėgėlė. Bet Eduardas Vaitkus, Žemaitaitis ir visi viską padarys, tai ko nori konservatoriai, kad jis nepatektų į antrą turą. Viskas. Ir nereikia čia vynioti viską į vatą. Taip, aš ir netobulas. Ir nėra tobulo žmogaus. Bet ne iš tos sistemos ateina Vėgėlė. Ir kuris gali tapti prezidentu, ne, būtinai priperia tų kandidatų, dar pafinansuoja juos labai stipriai ir kad tik nebūtų išrinktas Vėgėlė. Akivaizdu. Aš irgi gal turiu, pavyzdžiui, vienu ar kitų klausimų, kitaip matau problemas negu Vėgėlė, bet iš principo, man atrodo, šiandien realiausio kandidato kito nėra. Žilvinas repliką noriu. Gerbiamas Petrai, tos pikčius, reiškia, garą tam nuleiskim, reiškia, mes nesam priešai, nebuvom priešais ir nebūsim. Tai va, Petrai, dabar klausykit, koks dalykas yra. Petrai, matot, koks dalykas yra, kur tas, va, reiškia, minusas, aš pastebiu. Jūs, reiškia, kalbat, reiškia, tą, ką jūs galvojat, ką įsivaizduojat, o ne tas, kas yra iš tikrųjų. Vaitkus niekur nėra pasakęs ir aš nesakau apie tai, kad, reiškia, mes turim jungtis, reiškia, ar į Rusijos glėbį, reiškia, ar į NATO glėbį, net atvirkščiai. Mes kovojam, reiškia, ir pats kovoja už Lietuvos nepriklausomybę. Bet tai kodėl šiandien reikia tokią vergišką psichologiją tavo platinti, reiškia, užkybot, reiškia, tos žiniasklaidos. Tu, reiškia, iš vakarų dabar, kur ateina. Kad reikia būtinai, reiškia, eiti pas okupantą, lenktis jam, reiškia, ir NATO tėvą, kurie mus, reiškia, pavergė. Tie, kurie, reiškia, siunčia mums, reiškia, tą visą LGBT, reiškia, visą brūdą. Ir tai yra būtent durtuvai, ant kurio šita sistema laikosi. Ir jūs, reiškia, sako, tai yra vienintelis dalykas, kuris, reiškia, mus gali išgelbėti. Tai yra pati didžiausia nesąmonė. Tai NATO nėra politinis blokas, karinis blokas. Palaukit, aš jūsų neper. Ir dar vienas dalykas. Ir aš pasakau, aš Europos atžvilgiu esu labai skeptiškas, bet ne NATO atžvilgiu. Nes aš žiūriu du blokai. Yra Rusijos blokas, yra NATO blokas. Aš vis tiek sveriu vieną pusę ir kitą pusę ir renkuosi NATO bloką. NATO ar Rusijai vis tiek priklauso. Palaukit, stop, nedarykim burdako, taip pat ir Petrai, nepertraukinėkit, kai kalba, jūsų irgi nepertraukia. Prašom, pabaikit mintį savo. Petrai, matot, koks dalykas yra. Jeigu jau būkim nuoseklus, reiškia, jeigu mes, reiškia, Lietuvos patriotai, jeigu mes siekiam, reiškia, iškovojam už Lietuvos, reiškia, nepriklausomybę dar sovietiniais laikais, kovojam, kad, reiškia, atkurta ir atkūrėm, reiškia, tą Lietuvą, kurią, reiškia, iš mūsų pavogė iš panosės, reiškia, konservatoriai, kuriai priklausė ir mūsų kolega. Tai dabar, kodėl mes turim ją atiduoti, reiškia? Įstoja Europos Sąjunga, reiškia, tampa, reiškia, Europos Sąjungos įstatymai ir konstitucija, reiškia, įgauna viršenybę virš mūsų, o NATO, kaip ir sakau, tai yra vat jų įrankis tam, kad mes niekuomet nebūtumėm nepriklausomi. Karas dabar Ukrainoje vyksta tarp ko? Tarp Rusijos Ukrainos, ar tarp Rusijos, reiškia, ir reiškia, Amerikos. Su ko kariauja? Kodėl mes ten turime šitą visą reikalą lyst, reiškia? Dėl to, kai jiems krizė Amerikoje prasidėjo, kai jie nori paslėpti savo galus, kad mūsų, reiškia, vagis nori irgi paslėpti savo galus, kai yra prisivogę. Tam, kad, reiškia, išžudyti čia, reiškia, žmonės ir paskui atvarys tos, reiškia, kaip sakiau, reiškia, visiškai čia nieko bendra su Lietuva neturėjo, tos, reiškia, Litvakos ir Šiaurės Jeruzalė įkurt. O dar tiesa, dėl 12, reiškia, kad priminsiu, reiškia, dalyką, labai svarbus dalykas, 12, reiškia, konstitucijos straipsnio. Užsienio bendruomenės, reiškia, pirmininkė, ypač dabar pirmus smuiku groja, kad reikalinga šitą, reiškia, referendumą prastumti ir įstatymą keisti. O kodėl? O kokia jos tautybė reikia pasižiūrėti? Dalia Henke. Tai čia pagal vyro, reiškia, pavardę. O pagal tėvų pavardę, reiškia, tėvo pavardė, reiškia, yra duota, motinos pavardė yra nuslėpta. Kodėl, reiškia, nuslėpta? Čia iš tos, reiškia, garsios frazės, kur yra, reiškia, tėvas, reiškia, yra lietuvis, o motina juristė. Tai va, pagal šitą dalyką. Seime, reiškia, vyriausybei sėdi, reiškia, kur ne mūsų tautos, reiškia, Zingeriai, Landsbergiai, Abhamikenės, visokie, reiškia, iš Švedijos atvažiavę dabar reguliuoja visos tos santykius. Šaulių sąjunga vadovauja, reiškia, irgi kas toks, reiškia. Nebeturim, reiškia, nei žiniasklaidos, neturim, reiškia, kariuomenė savo, kaip sakau, jie vadovauja, Vilniai žino, kas reiškia. Tai atgautos svertus reikalinga. Petrai, nežiūrėti, reiškia, rusai su to, Rusija, tas jau praėjo, komunistų tai jau nebėra, jau senai nuėjo, mes kovojam tada su komunistais. Rusai jau išėjo, reiškia. Šiandien pagrindinis priešas tai yra, reiškia, Europos Sąjungos, reiškia, šitie visi iškrypėliai, okupantai, reiškia, ir London City, šito, reiškia, Wall Streeto, reiškia, ir kitų, reiškia, tų stambių kompanijų, reiškia, va, tie atstovai. Va, iš ten ateina visas tas brudas, reiškia.
Tai va su tuo reikia pirmoji kovoti, reiškia. Tai va turim susėsti ir aiškintis, nesimušant, netušiai kalbant, bet sakau, su savo programą. Pas mane yra programa, jūs galit pasiūlyti. Tai va ir kalbamės to dalykų, reiškia. O dabar Vaitkus vienintelis, kuris įsiskiria. Visi jūsų ten tie išvardinti, tai yra tie, kurie palaiko, reiškia, globalistus, reiškia, jūs už globalistus. Jūs, reiškia, netinka jums pederastai, reiškia, netinka, reiškia, dar kai kurie ten dalykai. Bet įstojant į ES reikėjo balsuoti už visą paketą, už tą paketą daugumą Seimo narių ir jūs turbūt net neskaitėt, reiškia. Suprantat, kur yra dabar dalykas? Aš truputėlį atsiprašysiu, labai senai Nerijus ranką kėlė, matau, ir Vytautas, tai Nerijau, prašom. Mikrofoną. Neįjungėt? Gerai. Labą dieną visiems. Aš Nerijus iš Anglijos, tai malonu, kad mane pakvietėt. Tai aš girdžiu dabar tokią diskusiją iš jūsų pusę, aš pabandysiu pabūti šone. Aš tik tai vieną jūsų, kaip sakot, būti vieningi. Ne? Aš dabar, kiek matau iš jūsų, jūs jau dabar pykstatės. Tai kaip mes galim būti vieningi ir sukurti tą vienybę ir eiti tuo tikslu, ko mes tikimės padaryti. Dar vienas dalykas dėl to NATO ar Rusija. Aš tik vieno dalyko nežinau, man kyla klausimas. Kodėl visą laiką visi klausia, ar mes mylim tą NATO ar Rusiją? Kodėl niekas nekalba, ką mes galime padaryti Lietuvoje? Kaip mes galim sustiprinti savo valstybę? Ką mes galime pasigaminti? Kaip jūs žinote, mes su Kinija irgi esam susipykę, kur galėtume daug ką iš jos gauti. Kodėl nėra tokios taikos? Ir mes dabar kažko bandom ieškoti prie kažko prisiglausti. Tai gal vieną kartą pradėkim galvoti, ką mes kaip tokia maža Lietuva patys galim pasidaryti. Galim imti pavyzdį kaip ir Izraelį. Neikim ten gilumą, kas ten kas nuo kur, bet tai pažiūrėkit, kaip jinai sustiprėjo. Savo žmonės irgi apmokino. Piliečius. O mes Lietuva ką darom? Ką mes turim? Aišku, aš nesu toj Lietuvoje, negyvenu, bet man gal yra, kai aš žiūriu žinias, man yra biškai aiškiau, žinai, kur yra, matosi, kur yra trūkumų, ne? Daleiskim, kitos valstybės tai ruošiasi, o ką mes turim? Nieko. Mes visą laiką šokinėjom, kažkas kažką turi mums pasakyti. Ir dar plus tarp savų mes pešamės. Tai gal vieną kartą mes pradėkim galvoti, ką mes galim padaryti. Ir dar vienas dalykas, sakom, gerai, jeigu kokia pramonė Lietuvoje nepradėtume daryti, ar kokių dar kitokių, daleiskim, ginklų tenais, arba va, kaip dabar yra gydytojų trūkumas, tai visi išsilakstė, išsivažinėjo. Ir mes norim turėti aukšto to išsilavinimo žmonių, kai jie visi išsivažinėja. Mums reikia vėl iš naujo kitą kartą auginti. Taip, jūs visiškai teisus. Ir pažiūrėkit, ką Lietuva turi. Nieko. O kas tai padarė? Reikia daryti tokius klausimus, kelti, ką dabar galima pradėti kurti. Ir nereikia žiūrėti, kas myli Rusiją, kas myli Ameriką. Gal vieną kartą atsitraukim, tegu jie ateina paprašyti mūsų, o ne mes bėgti pas jų. Ir daleiskim Europos Sąjungą. Kam ta Europos Sąjunga buvo kuriama? Aš nieko nesakau, taip, galbūt reikia, nereikia, nežinau, čia reikia diskutuoti. Kodėl yra Europos Sąjunga buvo kurta, kad mes turėtume visi vienodai gyventi. Bet algos iki šiol nieko skiriasi, socialinės išmokos skiriasi. Tai kam ta Europa reikalinga? Kam ta buvo kuriama? Irgi toks klausimas irgi. A kad dėl to, kad mes važiuotume į kitą šalį dirbti kaip vergai?
O Lietuvoje nieko neturėti, likti basi, nu, irgi kažkaip tai nesuvokiam. Aš manyčiau, jūs irgi, vat, yra, vat, su patirtim, tai jūs vis tiek matote tą visą judėjimą žmonių ir manyčiau, jums reikėtų irgi tokius klausimus kelti ir galvoti, ką pati Lietuva galėtų padaryti. Ir dar vienas dalykas, žiniasklaida, žodžio laisvė. Nėra. Kartais žiūri, tai čia, kas čia gaunus? Tokia mažytė Lietuva, tai pasirodo yra 2 Lietuvos. Bet apie tai niekas nenori kalbėti. Daleiskim, kai aš pastebėjau, ne, ten pareigūnai, ne, šaukia, oi, trūksta pareigūnų. Gerai, surenka jaunimą, ne, dabar, kai kas mokslus ten baigia, ne, kas ten nori būti tose pareigose, bet tai kokybė, koks jų bendravimas, tai niekas apie tai nieko nekalba, kaip jie elgiasi su žmonėm. Jie net statutų savo net nežino. Tai koks pavyzdys mūsų? Taip, jūs visiškai teisus ir aš labai daug Donatai, leisk vieną sakinį pasakyti ir aš daugiau net klausysiuosi. Donatai, taip jūs keliat visas šitas problemas, bet jas iš dalies galima išspręsti turint valdžią. O jeigu mes neapsijungsim, mes nepaimsim valdžios. Ir tas susiskaldymas reikalingas tik konservatoriams. O dabar aš jūsų klausau, jūs diskutuokit, kalbėkit apie problemas, kurių dėja, būdami pozicijoje, neįspręsim. Taip, toliau Nerijau. Prašau. Mikrofoną įsijunkit. Aš norėčiau tokį Petrą paklausti. Buvo kalba anksčiau, kad niekas nekuria partijų, niekas nenori eiti į valdžią, niekas nenori keisti. Tai dabar, kai jau pradėjo dauguma kurtis mažyčių, tai dabar jūs matot irgi problemą. Kodėl taip yra? Aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs tai mąstot. Prieš tai juk raginot, kad kurkit, eikit, niekas nenori, nieko trūksta žmonių, visi nusisukę. O dabar atvirkščiai, dabar kaip tik pažiūrėkit, didėja tendencija. Kūrėsi, eina žmonės mato, jūs pažiūrėkit, mes net emigrantai gyvenantis matom tą judėjimą, kad Lietuva visai ne į tą pusę eina, kur mes tikėjom, kad Lietuvoje viskas tvarkoj, mes atvažiavom čia, mūsų tėveliai gyvena, gal ir seneliai yra, mes siunčiam pinigėlius, kad jie oriai kažkiek gyventų.